Labas vakaras visiems, ačiū, kad prisijungėt, ačiū, kad paskirsit šiek tiek laiko sužinoti, pirmieji sužinosit iš tikrųjų šitas naujienas. Pirmą kartą vedu šitą prezentaciją, kadangi naujienų daug, jos pasirodo nuo vasario 1 dienos, kai kas nuo kovo 1 dienos, kažkas galbūt šiek tiek vėliau, bet esmę pabandysiu šiandien pasakyti. Ką mes turime šiandien sukurto, ką turime geriausio Ultima ekosistemai, kuri gyvuoja rinkoje jau 11 metai. Mes kalbam apie didžiulę ekosistemą. Mes kalbam apie Ultimos ekosistemą, kuri nuo kažkada startuolio 16 metais šiandien yra gana nemažas gigantas, turintis daug įvairių technologinių sprendimų, kuriuos naudojant galima pakankamai sėkmingai kaupti savo asmeninį kapitalą kriptovaliutų rinkoje. Su jumis Rolandas Baranauskas, kas gal dar mane mažiau žino, kriptovaliutų rinkoje taip pat esu 10 metų, su pasyvių pajamų technologijomis dirbu 8 metus, turiu kūręs įmonę CryptoRaw, kuri būtent užsiema technologijų edukaciją, edukuoju, sakykime, jau įmonės lygmenyje apie technologijas, apie galimybės būtent kriptovaliutų rinkoje, kokios technologijos, ką leidžia, kokių rezultatų pasiekti, kaupiant, auginant mūsų kapitalą. Taip pat, aišku, lygiai čia dirbu su dirbtiniu intelektu. Ir manau, kad bent jau dirbant su Ultima ekosistema, su kuria dirbu nuo 18 metų, jau turiu tikrai pakankamai daug patirties. Daug per tą laiką buvo įvairių produktų, technologijų ir panašiai. Evoliucionavo, vystėsi, stiprėjo, augo ir šiandieną mes turim pakankamai gerą rezultatą, kurį parodysiu skaidrės. Aišku, čia ne visos skaidrės, bet kai ką jau ir taip žinot, kažkas gal naujas, tai girdės pirmą kartą. Taigi, Ultima ekosistema, verslo prezentacija, pirmiausia, aišku, noriu pasakyti, kad tai yra mokomoji medžiaga. Tai yra mokomoji medžiaga, aš neskatinu jūsų priimti vienų produktų ar atmesti, ar kažkur tai savo pinigus įdėti kriptovaliutų rinką ar panašiai. Aš visą laiką gyvenime dalinuosi savo asmeniniu rezultatu. Kriptovaliutų rinkoje per 10 metų aš tikrai turiu neblogą rezultatą. Tai yra vienas. Antras, aš turiu pakankamai gerą rezultatą dirbdamas su pasyvių pajamų technologijomis ir būtent su Ultima ekosistema. 8 metai jau yra šis tas. Žinau visą evoliuciją, pirmus 2 metus žinau, kaip įmonė kūrėsi iš pirmų lūpų, kaip jinai atsirado rinkoje nuo 16 metų, gimė Šveicarijoje ir 18 metais aš atėjau ir jau 8 metai dirbu su šitą įmonę ir galiu tikrai pakankamai daug pasakyti ir jau turiu tokią didelę patirtį praeities ir tai leidžia, šiek tiek matyti, o kas bus ateityje. Aišku, tiksliai niekas nieko nežino, bet visgi praeities patirtis duoda pakankamai daug šansų, matyti neblogai ir ateitį. Kalbėsime apie įvairias technologijas, splittingą, ar ne, apie Ultima monetą ir panašiai. Tai vėlgi, sprendimus turėsite priimti jūs asmeniškai, ką daryti su šitą informaciją. Kalbam apie Ultima ekosistemą. Ultima ekosistemoje yra moneta Ultima, kurią daugelis čia susirinkusių žinom pakankamai gerai. Ultima startavo su 10 centų, panašiai per kokius, neatsimenu, galbūt 10 mėnesių jinai pasiekė $20,000 kainoje, paskui buvo konsolidacija, paskui buvo kritimas, Ultima nukrito iki $2,000, antrame cikle jinai pakilo iki $23,000 per 8 mėnesius nuo 2,000 iki 23, tai yra 11x per 8 mėnesius, paskui nukrito iki 2,9 panašiai $1,000 trečiajame cikle, trečio ciklo, sakykime, nuo prieš trečio ciklą. Ir dabar prasidėjus po halvingo trečiajam ciklui, mes turime kainą 5,000 plus. Ir šiame cikle, tikėtina, tai yra mano pažintinė tokia nuomonė iš patirties, ar ne, ir iš to, kaip veikia blokų grandinės, kaip veikia kriptovaliutų rinka, kaip veikia cikliškumas. Šiame cikle tikėtina, kad Ultima gali pasiekti tarp 20-30 tūkstančių kainą per kažkurį tai laikotarpį, per metus, sakykime. Tikiu, kad pavasaris bus pakankamai geras, vasaros pradžia gali būti gera. Aš tikiuosi, kad geri rezultatai bus jau gana greitai.
ar ne, bet, sakau, tai yra mano nuomonė, jūs galite visiškai ją nežiūrėti ir galvoti savo galvą ir priimti sprendimus. Įmonė turi keletą blockchainų, juos dar parodysiu. Blockchainai praėjo sertifika auditą, tai yra top 5 esanti auditavimo įmonė, išorinio audito įmonė, kuri audituoja blokų grandinės. Ši įmonė auditavo ir Binance blokų grandinę, taip pat ir mūsų auditavo, mes esame CoinMarketCap, nes mūsų kaina virš 5000, mūsų kaina, pagal kainą mes visada antri esam po Bitcoino jau 3 metus. 217 pozicija pagal kapitalizaciją šiandieną, matote, paros apyvarta virš 40 milijonų, aplamai kapitalizacija 671 milijonas ir bendruomenė pakankamai gerai jaučiasi, virš 91% yra patenkintų, visada bus nepatenkintų ir tai yra technologinis projektas, technologinė kompanija, iškart galiu pasakyti, kad fokuso šiek tiek reikia. Ta prasme, fokuso reikia, aplamai kriptorinka yra sudėtinga, technologijos sudėtingos, nors tai, ką mes gaunam praktiškai visą sudėtingumą nuo mūsų nuima, bet vėlgi, norint pasiekti geresnio rezultato, fokuso šiek tiek reikia ir tie, kas šiek tiek fokusuojasi, nėra patenkinti, nes instrumentai yra geri, technologijos geros, įmonė pragyveno daugybę kitų įmonių, būdama rinkoje 11 metus. Ir aišku, kažkas kažką pramiegojo, kažkur kažkas tai nesuprato, nesigilino ir panašiai. Visą laiką bus tų, kurie negali būti koja kojon su progresu, su technologiniu progresu, su pasikeitimais, kurie vyksta ir taip toliau, taip toliau. Taigi, taip mes trumpai atrodom, kriptovaliutų rinkoje pragyvenę jau virš 10 metų ir aplenkę daugybę įmonių, kurios netgi tiesiog dingo iš rinkos tuo metu, kai mes toliau sėkmingai augame. Čia įdėjau sertifikatą, audito, sakykime, ataskaitą, vieną iš puslapių, 94% iš 100 matot kategorijų scope. Tai yra kokį rezultatą iš 100 mes gauname. 100, aišku, praktiškai niekas negauna, tai yra daugybė buvo parametrų ar ne, ir decentralizacija, ir smart kontraktų neprieinamumas, ir veikimas, ir kad monetų kiekis yra tik 100 000 ir nedaugiau, ir daug visokių kitokių parametrų, ir mes pakankamai gerai atrodom. Kitas auditas Cyberscope, ar ne, vėlgi aš jį kas nuo karto parodau, 88% iš 100, very low risk company, ar ne, tai tikrai apie mūsų kompaniją, apie technologijas, jūsų informacijos rasite labai daug, o man kasdieną, dabar jau ne kasdieną, nes tūkstančiai yra užblokuotų, siunčia projektus, apie kuriuos nieko nežino, nei patys, nei siuntėjai, nei aplamai tenai nieko nėra. Ar ne, tokių piramidinių ir panašiai projektų yra begalės, aš visiškai apie juos net nekalbu, net visiškai ne ta kategorija, tai yra normali technologinė kompanija, turinti daug įmonių įvairiose šalyse, įvairiose kontinentuose. Turim ofisus Dubajuje, Meksikoje, Afrikoje, Berlyne ir kitose šalyse, turim įmonės ten Lenkijoje, Sakartvele ir taip toliau. Ir įmonės sėkmingai, sakykime, auga tokioj visiškai skaidrioj, legalioj rinkoj, būdama pati skaidri, legali, pilnai rodydama savo veidą, įvairios ten blockchain konferencijos ir taip toliau. Čia visų skaidrių aš nesudėjau, bet kai ką. Ne, šiandieną mes turbūt jau esam 17 biržų, čia turbūt šitoj skaidriai nebuvo. CoinMarketCap gal nepaminėjau, ne, mes esam CoinMarketCap, tai yra resursas numeris 1, kur yra reitinguojamos visos kriptovaliutos projektai, kurie nori eiti, sakykime, matytis rinkoje, kurie sąžiningai kuria kažkokią tai vertę. Aišku, tenai papuola kartais ir visko, kaip ir visur papuola, bet realiai, jeigu, kaip sakau, tavęs nėra CoinMarketCap, tavęs nėra visai, jeigu tavęs nėra internete, sakykime, tavęs nėra visai, jeigu tu neturi puslapio ar panašiai, tai vėlgi čia yra tas numeris 1 resursas, kur privaloma būti, ir mes ten visada esam, ir turim pakankamai aukštą poziciją. 217 pozicija yra labai aukšta.
Žinant, kad milijonai yra kriptovaliutų, milijonai ir jų labai daug žlunga kiekvieną dieną ir kuriasi labai daug ir žlunga labai daug, tai 217 pozicija yra beprotiškai gera pozicija ir mes tą poziciją plius minus ten 200-250 mes jau laikom labai ilgą laiką ir mes judėsim toliau į aukštesnės pozicijas. Taigi biržos, biržui dabar čia yra taip, 3-6 turėtų būti kažkur tai apie 16, ne? Nu, gal čia ne visus išvardintos, turėtų būti 16, paskutinė birža, į kurią mes atėjom, tai yra KuCoinas, labai gera, kieta, griežta, tarptautinė birža, daugybę metų rinkoje, tai yra 8 pozicija pasaulyje reitingė, matot, pagal CoinMarketCap reitingą, GTO mes esame 7 pozicija, MEXI, mūsų robotai technologijos dirba, yra 9 pozicija, HTX yra 10 pozicija, robotai dirba, BingX 13 pozicija, mūsų robotai dirba ir kitos biržos, matot, ar ne? Ir dabar vyksta dėrybos su pirmu penketuku, su OKX, Bybit, Binance ir tikrai esame labai stipriai čia pasistumėję, mes tikrai ten būsim, laiko klausimas ir tikrai tai ne daug metų, ne dešimtmečiai, ne? Aš manau, mes tikrai dar šiemet būsime ne vienoje iš tų biržų ir taip judėsime vis aukščiau. Ar ne? Ir tikslas, pirminis tikslas, tai yra pasiekti 100 000 kainą už vieną monetą. Realu, nerealu? Aš manau labai realu, nes mes jau beveik buvom pasiekę ketvirtį šitos kainos, 24 $4,000 jau mes buvome, o virš 20 000 buvom pasiekę jau 2 kartus per 2 ciklus. Taip kad, manau, žinant visus technologinius trendinius, decentralizaciją, žinant baigtinį fiksuotą monetų kiekį, kurių buvo išleista tik 100 000, 10 000 dar įmonė sudegino, liko tik 90 000 ir jų yra labai daug užšaldytų blokų grandinėje, užsteikintų arba užfrizintų, ten yra įvairios technologijos ir realiai laisvų monetų yra ne tiek ir daug. Todėl tas kainas, imti ir numušti labai stipriai neišeina. Taip, kol kas mūsų kainos stipriai nuo 5 gal neatsiplėšė, tai pakyla iki 7, tai nukrenta, bet jinai visą laiką antra po Bitcoino, ir jos numušti stipriai, neįmanoma. Moneta jau nekartą parodė savo jėgą, savo stiprumą. Ir matot Tier 1 biržas ir matot Tier 2 biržas. Tai sakykime, Tier 1, tai tokios pirmos svarbos, pirmos kategorijos, aukščiausios kategorijos biržos, kuriuose mes esam. Ir būtent išėjimas, pirmiausia, labai mes didžiuojamės, džiaugiamės išėjimu į HTX biržą, prieš, nežinau, kažkokius 2-3 mėnesius. Mušėmės, sakykime, svajojo vadovas ir mušėmės visą tą 10 metų laikotarpį. Aišku, kažkada pradžioje gal dar tokios ir kita gal kažkokia mintis buvo, bet tai pati seniausia birža su milijoniniu vartotojų kiekiu, milijardinėm apyvartom, labai saugi, 9 iš 10, ar ne? Ir viena pirmųjų biržų, kuri yra beprotiškai gerbiama, ir mes čia patekome, sėdėlė kelias, kilti aukščiau ir kainoje, ir kilti pagal reitingą aukščiau, CoinMarketCap visoje, sakykime, reitingavimo toj grandinėlėje. Ir aišku, yra ne tik HTX, matot, Tier 1 toje dalyje yra ir KuCoinas, ir MEXI, ir GTO, tai yra labai stiprios biržos, ir aišku, mums reikia judėti toliau ir mes tuo tą kryptim judame žingsnis po žingsnio. Taigi, apie mus rašo straipsnių N+K, šimtais, apie įmonę, apie monetą, apie technologijas ir panašiai. CryptoKings įtraukė Ultimą 25, o praeitais metais į 5 pačių žemiausių monetų, šalia ten Solana, Ripple'as berods, Ripple, Solana. Ir tame tarpe BNB moneta ir tame tarpe Ultima. Ir štai mes atrodom taip su moneta. Po Bitcoino pagal kainą visą laiką antri, Ethereum niekada mūsų buvo vieną kartą aplenkęs per tos kelis metus,
kokią savaitę mes buvom treti, bet pakankamai gerai jaučiamės, ar ne, ir turėti monetą, kuri turi pastoviai vertę, pakankamai gerą ir kuri gali tą vertę pakelti 5 kartus, 10 kartų, 15 kartų per ciklą, tai yra rimta, tai yra pakankamai rimta. Taigi, virš 10 metų rinkoje, milijardinės apyvartos, keli milijonai bendruomenės, jeigu įtrauksim Web3 technologinius žaidimus, ar ne, blockchaino pagrindu, tai jau bus virš 17 milijonų vartotojų, kurie žino apie mus, kurie žino. Na, ir kai mes išeisim dar į pirmo 5 biržas, tai sužinos gerokai daugiau ir Ultima tik sustiprės. Mato, 16 metais įkurta Šveicarijoje, virš 1000 darbų įvairiose šalyse. Pats buvau Vokietijoje, ofise, Sony centre, kaip sakiau, įvairiose kitose šalyse yra ofisai. Už įmonės vairo stovi Alex Reichert. Tikrai džiaugiuosi jo išlaikymu, jo tvirtumu, jo motivacija, jo užsispyrimu, tuo, kaip jisai veda bendruomenę, kaip jisai komunikuoja su bendruomenė. Ir, ant tiek yra išlaikytas žmogus, tiesiog iš jo galima daug pasimokinti, ne vieną girdėjau iš istoriją, kaip dirbdami su juo išmoksta daryti verslą, išmoksta augti, išmoksta tos kantrybės, to išlaikymo, tos disciplinos, tos išlaikymo laike, ne. Ir labai tikrai daug duoda, bendravimas su juo, turiu tiesioginį kontaktą, aišku, kartais aš daug jo paklausiu, tai tada jau nebegaunu jokių atsakymų, nes norisi, paklausti, tai kas bus ta Ultima ir kada bus ten tie 20 000. Į tokius klausimus jisai jau tada nebeatsako iš viso. Tai va, taip jau kartais nutinka. Taigi Alex Reichert, laimėtais įvairių prestižinių, sakykime, apdovanojimų, blockchain ekspertas, ekonomistas, įtrauktas į top 10 kiečiausių blockchain technologijos kuriančių žmonių sąrašą, įkūrė savo akademiją, kur 5 kalbom mokinasi visi klientai, tarp kitko klientai mokinasi nemokamai, išleidęs knygą, tu esi numeris 1, ko jisai ir siekia, nemačiau niekada jo nei su Lamborghiniu, nei kažkur, tai apart kartai metus kokiam verslo metiniam įmonės renginiai, jachtai kažkur tai Dubajuje, bet realiai, visiškai dirba, kaip jis pats yra apie tai ir sako, tai nebus. Gėda pasakyti, sako, aš kaip jis, sako, vėl iš lėktuvo, vėl nesiskutės, vėl šinaikute, vėl viešbutį, vėl kažkur tai. Ir niekada nerodė kažkokio savo, sakykime, super mega ekstra, ten tokio kažkokio gyvenimo, ar ne, kaip kiti rodo, bet jis nori palikti po savęs vardą, jisai nori palikti imperiją, jis nori palikti industriją, kuri ne tik jam padėjo, bet padeda šiandieną milijonam žmonių kaupti, auginti kapitalą kriptovaliutų rinkoje ir kaip pavyzdys esu vienas iš jų aš ir tikrai esu labai patenkintas. Aš turiu asmeniškai įvairius ir statybinius verslus ir dirbtinio intelekto bazėje kuriu startuolį, bendrauju su savivaldybėm ir taip toliau, įvairios organizacijose priklausau ir Kauno, Vilniaus pramonės amatų rūmam. Dėl ko aš tai pasakau? Todėl, kad daugybė bandymų ir verslai, statybiniai verslai kiti, niekas man nedavė tokio postūmio gyvenime ir tokios galimybės auginti kapitalo, kaip būtent šios įmonės ir būtent Alex Reichert technologiniai sprendimai. Todėl, kas ką besakytų, kas sakytų, man kažkas kažkur nesuėjo, galai nepasisekė ir panašiai, N+K priežasčių, kodėl nepasisekė. Nebuvo fokuso, nebuvo disciplinos, nesupratot, kaip veikia kriptovaliutų rinka, neskyrėt dėmesio laiko, per daug buvo pesimistai, arba pabandėt, kažko nesupratot, nesigavo, numetėt. Yra N+K priežasčių, bet pabrėžiu, kriptovaliutų rinka tai nėra loterija. Taip, kažkas nusipirko Trumpo monetą, kažkas kažkur kitur išlošė, ar ne, pakilus greitai kainai, memkoinai ir taip toliau, bet tai yra loterija kazino.
O šiaip normali kriptovaliutų rinka yra technologinė rinka, kuri kuria vertę, projektai kuria vertę, būtent Ultima ekosistema kuria realią, aiškę vertę kiekvienam žmogui ir kiekvienam verslui. Ir tai yra nelengva, tai yra sudėtinga, rinka sudėtinga, beprotiškai, technologijos labai sudėtingos, ar ne? Ir čia reikia distancijos, čia reikia metų, 3, 5, 8 metų, kad tu turėtum rezultatą. Negalima tikėtis po pusę metų ar po metų kažkokio ten Lamborghini. Nebent jūs milijoną ateisit, tai taip, tai jūs tą milijoną padauginsit. Bet jeigu jūs ateinat, kaip dažnai žmonės ateina su 110, apie tai vėliau pakalbėsiu, ir galvoja, kad jo, čia jau būsiu milijonierius, ateina su 110 eurų. Ne. Čia taip neveikia. Jeigu tu su 110 atėjai, tu turi ilgą laiką tą kapitalą auginti. Jeigu tu atėjai su 1100, tau jau laikas sutrumpėja. Jeigu tu atėjai su 11 000, tau dar sutrumpėja. Tai kodėl apie tai kalbu? Todėl, kad nesusidarytume iliuzijų. Vieni sako, kad čia aukso kalnai, kiti sako, kad čia burbulas kriptovaliutos yra skamas, taip toliau. Nei taip. Bet drąsiai galiu pasakyti vieną, laikantis disciplinos, būnant šitoje rinkoje ilgą laiką, gilinantis, mokinantis, tobulėjant, nėra geresnės rinkos, kur galima taip auginti ir kaupti kapitalą, nėra nieko tokio pelningumo kaip šitoje rinkoje. Nėra. Nei akcijos, nei kažkokios kitos, jau nekalbu ten kažkoks nekilnojamas turtas, niekas neduos tokio pelningumo. Bet čia yra tam tikros taisyklės, jų reikia laikytis, reikia išlaukti, nepanikuoti ir taip toliau. Taigi apie Aleksą ir apie įmonę daugybę straipsnių papuolė į top savo, sakykime, 100 Dubajui, čia prieš 1,5 metų, ten įvairiuose leidiniuose matot, ir apdovanojimus visokius gavo už indėlį, sakykime, rytų regionui. Daug. Bet einam toliau. Priminimas, kad Ultimos ekosistemoje yra daug įvairių technologijų, bet taip, sustambintai tai yra 3 blokų grandinės. Smart grandinė, Ultima grandinė ir U-Chain grandinė, blockchain grandinės. Mes visgi ir įmonė fokusuojasi į Ultimą ir į U-Chainą, šitas 2 grandinės, ar ne? O moneta Ultima, būtent ji yra visuose blokų grandinėse, ar ne? Ir galima ją surasti ir įvairiuose piniginėse, įvairiuose grandinėse, kaina ta pati, tiesiog veikia ir ten. Taigi Ultima, kuo yra unikali šita ekosistema, Ultima blockchainas pats, pirmiausia, tai yra 100% decentralizacija, 27 supervaldytojai, kurie valdo blokų grandinę, kurie pasiskirstė įvairiuose pasaulio šalyse, turi atskirus serverius ir kartu balsuoja už projekto sėkmę, augimą ir taip toliau. Turi tik kartu priimti sprendimus, negali, sakykime, kažkas vienas nuspręsti, kad bus taip, ir darysim taip, kaip aš noriu. Ta prasme, ir Aleksas neturi tokių svertų, tokios teisės. Čia yra smart contracting, tai yra suprogramuotos išmaniosios sutartys. Viskas, kas yra suprogramuota, pavyzdžiui, jeigu aš kalbėsiu, kad jūs gaunat kasdienį mokėjimus, reiškia, jūs gausite nuolat. Jeigu, sakykime, jūsų moneta atsišaldys po 7 metų, reiškia, ir atsišaldys. Nėra opcijos ne. Nėra opcijos. Ne opcija tai yra visuose kituose skambiniuose projektuose, kur jūs nunešat pinigus, jums sako, jūs poryt įsivesit 3-gubai, bet dar už 5 dienų jau puslapis neatsidaro. Čia yra bloko grandinė. Viskas veikia kaip laikrodis, visos išmaniosios sutartys veikia ir visa, ką deklaruoja įmonė, veikia. 100 000 monetų, iš kurių jau yra 10 000 sudeginta. Ant šitos blokų grandinės pasileidžia įvairios aplikacijos, tokenai, tie patys likvidumo pūlai. Pagal greitį 2000 daugiau transakcijų per sekundę, tai yra monetą pilnai galima išnaudoti, sakykime, kasdieniuose pirkimuose, kad ir Maximo ar kažkur, kai įtrauks mūsų monetą į kažkokią tai multivaliutinę kortelę, kurias mes irgi turim, bet pačios Ultimos tam dar nėra šiuo metu, ar ne? Ir delegated proof of stake, sakykime, algoritmas. Tai reiškia, kad yra 27 deleguoti
blockchain'o valdytojai, ar ne, kurie kartu sprendžia visus reikalus, bet deleguoja juos liaudis. Sakykime, aš deleguoju, aš balsuoju, aš esu už 5, ne, už du balsavau. Už vieną atidaviau 5, sakykime, balsus, už kitą 1, 6. Ne? Ir va taip visi balsuoja. Ir jeigu kažkuris liaudžiai nepatiks ir nebalsuos, jis iškris iš tų 27 ir jo vietą galėsit užimti jūs. Tai yra, taip, 27, tai gal ne 1000 ir panašiai, bet juos renka liaudis. Ne? Ir jeigu tik už kažkurį nebalsuoja, ir viso gero jis iškrenta iš žaidimo ir neteisingai elgiasi. Na gerai, bėgam toliau, taigi mato 27 supervaldytojai, čia visokie parametrai, įvairiose šalyse, Europoje mato tiek Jungtinėje karalystėje, Rusijoje, Emiratuose, Afrikoje ir taip toliau, QR kodą nuskanuojat ir viską mato, tai yra 100% decentralizacija, tokios dar reikia paieškoti, jeigu taip atvirai, ne? Būtent iš Tron iš Ethereum blokų grandinės kilusioje blokų grandinėje. Taip, Bitcoinas veikia šiek tiek kitaip, ar ne, ten yra kitoks modelis, ten yra proof of work, ten, sakykime, yra kasimo modelis, ten reikalinga energija, sąnaudos, vėsinimas, priežiūra įrangos, taip toliau. Ten decentralizacija yra didesnė, bet ten dalyvauti negali praktiškai normaliai niekas, tik tai didėjai šiandieną pūlai ir panašiai. O čia bet kuris žmogeliukas, nusipirkęs vieną ultimą, jis gali dalyvauti šitame projekte pilnai, palaikyti ekosistemą, palaikyti vieną iš supervaldytojų ir dar gauti kasdienius mokėjimus. Sakykime, vieną ultimą jūs atiduot, užšaldot, gaunat visus resursus, kad visos transakcijos būtų nemokamos ir dar gaunat kasdienius mokėjimus. Man atrodo, po $1.5 į parą, kažkas tai tokio. Jeigu ten aš gaunu apie kokius 8, nuo 5, tai kažkas tai tokio. Tai yra visiškai pasyvios pajamos. Jūs ir ultimą turit, jūs ir turit dar kasdieninės pasyvias pajamas iš to. Ir dar turite ultimą, kurią galite po mėnesio atšaldyti ir ją parduoti, kai kaina bus, pavyzdžiui, 30 000. Na, prasme, čia yra daug technologinių sprendimų, kur galima uždirbti pakankamai sėkmingai. Mūsų piniginės, jų walletas veikia, ten ir ultima, Ethereum, Tron, visokie energijos tokenai, jų Lucky tokenas ten pasirodys tuoj pat, ar ne? Tai irgi labai įdomus tokenas, kur turėdami mes dalyvausime žaidimuose, Raffle lošimai žaidimai, ne visiškai loterija, ten kitokios sąlygos, bet toks sėkmės žaidimas, ir galėsim išlošti bitkoiną, dalelytę bitkoiną. Toliau, piniginė, piniginė yra karšta piniginė, jų wallet yra Defender šalta piniginė. Tarp kitko, šitą šaltą piniginę aš pasijungiau realiai tik taip prieš savaitę. Taip kažkaip tempiau gumą, nežinau kodėl. Tikrai superinis instrumentas, apsaugą padidina +K kartų ir niekas negali net jūsų privataus rakto pasižiūrėti, nei kažką, net užlaužęs rankas atėmęs telefono, jeigu nėra kortelės. O kortelė, nereikia su savimi nešiotis, telefoną nešiojus, viską matai, viską prieiti, panašiai. Jeigu to reikia pavedimą daryti, tada jau trauki iš seifo kortelę ir darai, sakykime. Čia kaip pavyzdys, tai labai aukštas saugumo lygis, žinau įmonių, kurios nukopijavo šitą saugumo lygį, irgi naudoja, ir jūs tas įmonė žinot. Galima turėti 12 seed frazių, galima turėti savo 13-ąją, tai antras saugumo lygis, o galima turėti 24, ir pusė frazių yra telefone, pusė yra kortelėje, ir be kortelės, atleiskit, niekas neveiks. Tai toliau, kortelės Mastercard ir vis dar. Mastercard yra fizinė kortelė, veikia visam pasaulyje keletą metų, ten yra USDT, USDC, Bitcoinas, Ethereum, ten yra Solana ir yra virtuali, su Google
apie tai gali naudoti, pirkti, ką nori, kur norim, tai yra, vėlgi yra visiška laisvė naudoti kriptovaliutas, kur nori, kada nori, kaip mums patogiau. Arba išsigryninti, sakykime, tas pačias kriptovaliutas. Tai va, labai trumpai žaidimas. Ne? Jūs turėdami vieną ar kitą technologiją nuo vasario 1 dienos dalyvausite žaidime. Ir pirmas jau žaidimas bus kovo 8 berods, jeigu gerai atsimenu datą, tuoj pažiūrėsim skaidrę. Ir jūs galėsite, turėdami lakį šitų tokenų, jūs galėsite įsigyti žaidimo bilietus, tokenus jūs juos gausite nemokamai praktiškai naudodami produktą ir galit gauti, laimėti atsitiktinę tvarką išimtas piniginės, į kurias bus pervesta kažkiek tai bitkoinų. Tai vėlgi taip yra toks papildomas įdomumas, paskatinimas, naudoti technologijas ir turėti dar tokią galimybę, sakykime, laimėti kažką. Šiaip man tas kažkuria prasme labai sukelia gerus jausmus, kadangi lygiai tas pats buvo padaryta, šiek tiek ne tas pats, kitoj formoje, prieš keletą metų įmonėje ir aš laimėjau pakankamai gerus 2 prizus. Vienas prizas, ten, sakykime, 40-50 tūkstančių eurų, kitas prizas apie 4 tūkstančiai eurų. Ne? Taip, realiai nieko nerizikuodamas, netgi pinigų niekam neatiduodamas, vėlgi tam buvo užšaldymas monetų kriptovaliutų rinkoje ir, tiesiog sėkmė. Nežinau kodėl, kažką pasuko, paspaudė, atsitiktinė tvarka ir tos prizus jūs turbūt kažkas girdėjo mano istoriją, kas negirdėjo, kažkada papasakosiu. Tai čia vėlgi tokia galimybė pasidžiaugti už save, už kažką kitą, už draugą, už artimą, už komandos narį, kuris galės laimėti vieną ar kitą prizą. Taigi 8 kovo, vienas bitkoinas. Aišku, jis turbūt ne vienam atiteks, bet bus tų laimingųjų daug. Nežinau kiek, detalių mes dar nežinom, sakykime, bet tas raffle žaidimas, jisai bus ir kas turėsit turėsit šitas technologijas, turėsit šitos tokenus žaidybinius, jūs turėsite tuos bilietus ir jūs turėsite šansų, kuo daugiau bilietų, tuo daugiau šansų laimėti kažkokią tai dalį bitkoinų. Kodėlgi ne? Tai yra papildoma opcija ir be tos opcijos jūs ten turėsite daug įvairių skanių gerų dalykų, bet čia toksai dar praskaidinimas gyvenimo, ne? Taip kad domėkitės, laukit ir judam į priekį. Taigi, kapitalizacija virš $500 milijardo šiandieną, norim užaugti kaip minimum 100 kartų, 100%, ar ne, kad mūsų kapitalizacija būtų ne $500 milijardo, o 50 milijardų, ne, ir kad ultima kainuotų ne 5 tūkstančius, o 100 tūkstančių dolerių ir to mes siekiam ir siekiam intensyviai ir tikrai mes su savo technologiniais sprendimais, su hiperdefliaciniu modeliu, apie tai daug kalbėjau anksčiau, gal šiandien nesigilinsim, tai yra labai mažai monetų ir jos vis dar išeina iš rinkos, yra užšaldomos, deginamos, taip toliau. Ir tas hiperdefliacinis modelis, jis duoda visą laiką naujame cikle galimybę ultimai pasiekti naują pikinę kainą ir nukristi iki vėl kažkokios tai aukštesnės kainos negu buvusiame cikle. Ir taip ciklai kartojasi, kad žinote halvingus, kad žinote bitcoiną, irgi yra cikliškumas ir ten irgi yra panašus dalykai. Tai, ką iš principo halvingus, ar ne, tik pas bitcoiną kas 4 metai, pas mus kas metai, mes tą modelį pasiėmėm iš bitcoino, nes jis yra genialiai sugalvotas. Ir todėl bitcoinas lygiai taip pat ilgalaikį distanciją turi labai gerą perspektyvą, tik tai, kad ten uždirbti, kad bitcoinas padarytų per ciklą, kaip pas mus 11x, taip niekada nebus. Vienas dalykas, visų antra, jeigu padarys 2x, kad uždirbti su 10 tūkstančių, tai labai džiausitės. O turėti 100 tūkstančių ir laikyti 4-6 metus, kad galbūt padvigubės arba ne šitam cikle, o galbūt dar kitam po 8 metų, tai yra daug pinigų. Su ultima reikia kitaip, čia reikia gerokai mažiau pinigų ir gerokai daugiau iksų viename cikle metų laikotarpyje. Taigi tikslas
augti, kilti 10 tūkstančių, 20, 50, o labiau virš 20 tūkstančių. Pirmą kartą tik pasiekėm 20, antrą kartą buvo beveik 23 tūkstančiai, mes turim visus šansus tais keliais kilti į viršų. Tai va, čia būtent hiperdefliacinis modelis, ką tai reiškia, kad pasiūla vis mažėja, o paklausa vis didėja. Kodėl pasiūla mažėja? Todėl, kad monetų yra fiksuotas kiekis tik 90 tūkstančių šiandieną ir kiekvieną dieną kažkas tai užsteikina mėnesiui, kažkas užšaldo 3 metam, kažkas įsideda į savo portfelį ilgai distancijai, pasižiūrės po 5 metų, kas bus ultima, taip toliau, taip toliau. Ir naujų monetų tai niekas negamina ir jų negali gaminti. Ir tą patvirtino ir auditas, ta prasme, yra visiškai skaidri sistema, blockchain sistema, viskas matosi ir audito mes turime ataskaitą, sertifikatą, kad mes esam skaidrus, kad monetų niekas daugiau nei 1 centą neišleis. Ir taip tų monetų vis mažėja, paklausa vis didėja, nes įvairios technologijos, botai, freezingai, splittingai, stakingai, panaudojimas įvairiose vietose ar ne, gal žaidimas kažkoks atsiranda ar ne. Ir taip, manau, kad kitoks šansų nėra, tos visos įvairios technologijos, tas pats galvas, ar ne, kas metai laiko į rinką išeina dvigubai mažiau monetų. Jeigu pas mus dar buvo, praeitame cikle dar buvo virš 20 monetų, ar ne, kurios išeidavo į rinką kiekvieną dieną, ir tai buvo ryškiai perteklius, turėjo būti apie 12 monetų. Tai dabar į rinką išeina kasdieną 6 monetų, tai yra beveik 4 kartus mažiau, praktiškai 4 kartus mažiau negu prieš mėnesį laiko. Ir dabar, gerai, dėl ko kaina krenta ultimos šiek tiek dabar, labai natūralu, nes naujas produktas pasileidžia ir mokėjimai bus USDT. Tai, supras, kad žmonės ne visada traukia iš savo piniginės USDT, bet parduoda ultimą, parduoda taip jau. Dėl to, kad eiti naują produktą ir gauti gerokai daugiau vertės, nes jie ateis pirmieji. Tai čia yra toksai faktorius, šiek tiek ultimos pakreitimo, tokio nežinaus, bet vasario pradžia ir toliau vasaris kovas parodys tikrai labai gerus ultimos rezultatus. Plus yra, matėte, ultimos deginimas ir kiti dalykai. Toliau, visa ekosistema, marketplaces, mes laukiam jo, jis yra visą laiką pokim, dar mes jo neturim gyvo, ten jau yra 7 milijonai prekių sukrauta, viskas tvarkoj, bet mes dar gyvo neturim. Turėsim, manau, neužilgo. Energijos marketplaces, blockchainas, be energijos jis ne blockchainas. Ta prasme, energija tai yra komisinis mokestis už transakcijas ir ji yra būtina. Tai dabar buvom susidūrę su šiokia tokia problema, kad ta energija brangi, transakciją reikia padaryti kažkokią, jinai yra brangi. Tai dabar bus 2 būdai, kaip jūs tą energiją galėsit gauti visiškai nemokamai. Čia super mega ekstra sprendimas. Toliau, lošimo Jolakė platforma. Matysit, kas ten laimėsit iš jūsų kovo 8 dieną ir kiek tų bitkoinų. Toliau, sakykime, yra verslas, galima, sakykime, dirbti su ultima ekosistema kaip su verslu, dirbti su pardavimais. Yra plastikinės ir virtualios debėtinės kortelės, yra karštos ir šaltos piniginės, šaltapiniginė Defender, yra robotai, tai mūsų, sakykime, jau topinis flagmanas, topinis produktas, kuris labai gerai save parodė, kuris nuolat yra tobulinamas ir kur įmonė, sakykime, vis daugiau atneša vertės savo bendruomenėje. Ir turime mes dabar produktą, kuris yra kombinuotas. Tai reiškia, kad mes turėsime ir robotus, kurie prekiaus kriptovaliutų rinkoje už mus, kurie dirbs su mūsų pinigais. Dar kartą pabrėžiu, kas žinot, kas nežinot, tie pinigai visą laiką mūsų asmeniniai biržoje, kurią mes pasirinksim ten. Nexi, BigX ar HTX ar KuCoin'e atsiras neužilgo robotas. Ir tam, kad robotai dirbtų, jie yra nemokami, mums reikia turėti licenciją. Tiesiog įmonė iš to uždirba, sukūrė technologiją, parduoda licenciją ir tada robotai, kai mes turime licenciją, mes galim bet kurį iš 20 robotų pasimti, pasileisti ar visus 20 vienu metu ir robotai sėkmingai dirba, prekiauja, už mus pigiau perka, brangiau parduoda, yra spekuliantai ir uždirba tam tikrą pelną.
Ir robotai, matot, ar ne, šiandien veikia MXI biržai, BingX biržai, HPX biržai, buvusi Huobi, KuCoin'e ir L-Bank'e, tai čia pat jau turbūt. Gal dar neveikia, bet jau tuoj veiks, ne? Ir yra, sakykime, jeigu taip stambiai paskaidyti, pas mus įmonė yra, dvi jau per daugybę metų, per tos 10 metų susikūrė dvi tokios grupės bendruomeniai pasidalino tokias dvi pagrindinės grupės. Ne? Vieni, kai pamatė robotus, jie sako, wow, čia yra kažkas topinis produktas, pelningumas net palyginti su visais biržų robotais ir taip toliau. Yra MXI ten robotai ir panašiai, bet gali pasileisti. Jau žinau, tikrai pažįstu žmonių, kurie buvo pasileidę, paskui sako, net jau ten 10%, tai ką? Tai jūs gal ten iš akcijų uždirbsit 15%. Tai va, tai tada jau nelabai įdomu daras, ar ne? Mūsų robotai, aišku, yra gerokai pelningesni. Tai va, viena dalis, kitako, kasdienės palūkanos užšaldžius ultimą mums labai gera technologija. Ten iš vis nieko galvoti nereikia, ir prie roboto nieko galvoti nereikia. Ne? Tai reiškia, aš ultimą užšaldžiau, ar ne, pavyzdžiui, 3 metų ir gaunu kasdienius mokėjimus iš blokų grandinės. Po 3 metų aš šaldžiau ultimą, jinai kainuoja nebe 5 000, o 55 kaip pavyzdys, ar 115 000, ar ne, turiu visai kitą ultimos kainą ir visus tuos 3 metus, 3 kartus po 365 dienas gavau palūkanas užšaldęs ultimą. Tai yra splittingo technologija, tai yra mūsų technologija, niekas jos tokios neturi, mes nenukopijavome nuo nieko, tai yra mūsų grynai sugalvota ir tai yra unikalu ir tai yra kaip palūkanos, kaip jūs padedat į banką pinigus, ar ne, ir gaunat palūkanas, tik tai ten gaunat ten 0 kažkiek, ten 1-2% šiandieną Lietuvoje, kažkas buvo neigiamas palūkanas, tai čia gaunat visą laiką teigiamas palūkanas, gaunat į pliusą ir dar tos palūkanos laikė auga, nes jūs gaunat ultimą, kuri laikė auga. Ir ta ultima yra ne banke, kur bankai irgi bankrutuoja, bet Lietuvoje subankrutavo 16 bankų. Bet ta ultima yra pas jūs piniginiai, smart kontraktų užšaldyta jūsų rankomis, jūs ją patys užšaldėte. Ir lygiai taip pat patys atšaldysit ir prie šitos jūsų ultimos niekas neprieina, jokia trečia šalis, jokia įmonė ar ultimos ten vadovas ar kažkas, tai niekas, tai yra jūsų pinigai, jūsų piniginiai, tik nepameskite eilučių raktų, niekam jų netiduokit. Viskas. Va, ir jūs gaunat palūkanas. Bet šita technologija labai yra mylima ir dabar įmonė apjungia šitas technologijas. Jau ir tai buvo apjungtas sąlyginai, bet dabar dar stipriau apjungia ir truputėlį pabandysiu paaiškinti, kaip tai apjungia. Ne? Ir šiandieną prie šiandieninių, sakykime, robotų jūs dar gaunate turbo splitus, ar ne, kuriuos užšaldžius jūs gaunat kasdienius mokėjimus. Jūs gaunate energijos tokenus visiškai nemokamai, įsigydami vieną ar kitą robotą, ar ne, roboto licenciją, sakykime tiksliau. Ir dar gaunat žaidybinius tokenus, kur vėlgi turit daug šansų laimėti kažkokią tai bitkoino dalį. Taigi robotas, jūs mėgat, jums nieko nereikia daryti, užsiimat savo reikalais, keliaujat, turi savo hobius ar kažkokį tai darbą, o robotas dirba už jūs ir augina jūsų kapitalą. Pelningumą matot nuo 100 iki 300% metinio, su ultima moneta, su bitkoinu gerokai praščiau, nerekomenduoju su bitkoinu dirbti, per daug sudėtinga moneta, ne, ir per daug ten stiprių banginių, BlackRockai visokie, kur valdo 10% pasaulio turto ir visi kiti, ar ne, kurie trukdo normaliai robotui dirbti, sakykime. Vis tą bitkoiną skandina. Tai va, su ultima yra paprasčiau, ypatingai kilimo metu robotas dirbs labai gerai. Bet reikia suprasti tokį dalyką, kad nebus visų dienų pliusinių, nebus visos dienos su dideliu pliusu, bus ir nulinių dienų. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad robotas nieko neuždirbo. Jis nupirko pigiau, bet kaina nepakilo, kad parduotų brangiau, o biškutį pakilo, bet ne tiek, kiek reikia. Arba nukrito. Ir viskas. Ir paprasčiausiai jūs
paprasčiausiai jūs neturite pelno. Taip, vieną sekundėlę pasidarau pauzę. Taip, žiūriu, visi gyvi, matot ir panašiai. Reiškia, aš nesusavim kalbu. Gerai, tvarkoj. Tai va, tai robotas yra superinė technologija. Įmonė sukurtų strategijų tam robotui, robotas dirba kartu su dirbtiniu intelektu, dirbtinis intelektas visą laiką tobulina tas strategijas, ir ant kilimo robotas ten gali uždirbti, ir ant kritimo gali uždirbti, ta prasme, pavyzdžiui, krenta, bet vis tiek yra daliniai pakilimai, ne, ir kritime visą laiką yra fluktuacija. Tai visų laikų robotas gali uždirbti, bet jisai, sakykime, yra long ir short, tai jisai dirba ilgom pozicijom, ne? Tai vis tiek, norint turėti pelną, jis turi pasiekti tam tikrą numatytą kainą, ne? Ir gali, sakykime, užpirkti, pavyzdžiui, Ultimas, ar ne, gali užpirkti mažesnį kiekį, gali užpirkti didesnį, dvigubą, keturgubą, kuo daugiau krenta, tuo daugiau užperka. Nes vis tiek tas keitimas sustos ir paskui atsistatant daugiau uždirba. Yra daug visokių strategijų, yra ten aprašymai, kokios jos yra, kas yra, esat technariai, galėsit pasiimti. Ir dabar, kad robotai dirbtų, kaip ir sakiau, reikalinga pelningumo licenzija. Profit performance, ne, taip jinai vadinama, be jos niekaip. Tai yra įmonės produktas, technologija, už kurią jūs sumokat. Buvo laikas, kad įmonė šitą technologiją iš principo dalino nemokamai, iki spalio 1 dienos praeitais metais, bet geras pusmetis nemokamo laiko baigėsi, ar ne, ir visi, kas iki spalio, tai visi nemokėjo, nes mes įsigydom tos robotus, užšaldydami savo pinigus 3 metų. Taip, mes juos apribojam laikė, bet užšaldėm ne dolerį, kuris po 3 metų ten bus bilė kiek nuvertėjęs, bet užšaldėm Ultimą, ar ne, kurį po 3 metų turės visai kitą vertę. Tai nuo spalio, įmonė realioje rinkoje parodė, kaip robotas veikia, gavo feedbacką, tobulino ir taip toliau. Nuo spalio 1 dienos visi robotai yra mokami. Tik tai, kad pasikeičia kokią monetą mokėti už robotą. Nebuvo, kad mokam už Ultimas, ten mokam už UCN, pavyzdžiui, monetą mūsų, arba mokam už USDT, kaip pavyzdys šiuo metu. Ir dabar dėl daugelio priežasčių praktiškai visi pirkimai technologijų bus USDT. Tai supaprastina stipriai. Žmogus jau biškutį kažką susigaudo apie kripto rinką, jis USDT vienaip ar kitaip turi, ar ne, arba gauna greitai ir nusipirko licenciją, viskas pasijungia robotą, už likusieji USDT yra jo kaip balansas, dalis USDT yra robotui, dalis yra kaip balansas biržoje, ne, pajungia robotą per porą minučių ir viskas, robotas dirba. Tai va, pasirinko 1, 2, 5, 15, 20 robotų, aišku, jeigu 20 robotų vienu metu paleisti, tai reikia jau tikrai milijoninių balansų, bet kiekvienam pagal kišenę. Arba jeigu esate išvis narė kažkas, tai galima pasileisti su per vieną pelningumo licenciją, per vieną kabinetą, pasileisti 60 robotų šiandien, arba 100 robotų ten už kelių savaičių, ne, 5 biržose po 20 robotų. Prašau. Biržoje gali veikti vieno nominalo robotas. $20 kur statų, kuris 31, kuris 50 ir taip toliau. Dviejų negalima paleisti. Jeigu jūs norite mažiukus paleisti 2 ar 3, tai turite skirtingose biržose paleidinėti su tuo pačiu balansu. Gerai, čia šiek tiek praplėčiau, galbūt kažkas žinot, kažkas nežinot. Ne? Geriausias mūsų bestseller, ar ne, paketas visą laiką šiaip buvo, kiek aš įmonė 8 metai, tai yra 1100 eurų paketas, tai yra tas, iš kurio galima jau kažką tai išspausti ir per pakankamai neilgą laikotarpį. Ne, kaip aš sakau, reikia pripažinti savo, kad mažiukai paketai, arba tu turi labai būti disciplinuotas ir stipriai ir ilgai tą kapitalą auginti ir bandyti, sakykime, turėti kažkokią paskui didesnį licenciją, didesnį depozitą ir panašiai. Arba tu, sakykime, kažkuriuo metu, gaudamas ten po tos ten $3 į parą, į savaitę, tu nebūsi patenkintas. Nes tu ateini, tikiesi aukštinių kiaušinių, tu gauni vis tos $3,
Nu, o ko tu tikiesi? Va čia ir yra problema, su kuo susiduria įmonė, ir aš lygiai taip pat žmonės dažnai ateina pas mus, netgi licenzijos nuo 11 eurų buvo, nebebus jau. Ateina už 11 eurų ir tikisi kažko. Pasibandymui, prašau, viskas tai yra gerai, bet rezultatų normaliam tai yra per mažai. Per mažai. Ir jeigu tu negali sau leisti daugiau negu 11 eurų išleisti licenzijai, reiškia, ir negali. Tai negali padarysi. O jeigu jau išleidai, pasibandėjai, tai augink licenciją, augink kapitalą, dėk didesnį depozitą, o jeigu nedėgi, tai tada ir neverk, kad tu uždirbi ten tą $1 į savaitę. Tai va, tai čia yra geriausias mūsų pirkimas ir taip jau yra nusistovėję, kad 1100 jisai leidžia gauti geriausius rezultatus ir todėl įmonė būtent fokusuojasi į šitą licenciją. Nebus ir mažesnės licenzijos, parodysiu, bet fokusas yra į šitą, kuri duoda 400%. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jūs išleido 1100 eurų, o uždirbat per laikotarpį 4400. Tai yra 4x, 4 kartus užaugo. Iš karto klausimas, o kada, o per kiek, o čia metiniai, nei kada, nei per kiek, nei metiniai, nieks jums to nepasakys. Jums yra aptiksliai tie procentai, jūs jau matėte, 400% metinių, robotai sėkmingai dirba tame diapazone, bet ar jis dirbs 50% per metus, ar dirbs 250 per metus, priklausys tik nuo jūsų. Tik nuo jūsų. Ką tai reiškia tik nuo jūsų? Tai yra, koks bus jūsų depozito dydis ir kiek robotų vienu metu veiks. Viskas. Jeigu jūs ten nusipirksit, kad ir 1000 licenciją, o ten įdėsit tą patį 1000, aišku, dabar ir bus, kad jūs mažiau net negalėsit įdėti, kad robotų darbui, nes dabar buvo netgi taip, kad žmogus galėjo nusipirkti licencijų už 11 000, o depozitą įdėti $130. Ir tikėtis, kad uždirbs kažką labai daug. Taigi pinigai iš oro nesigamina, jie gaminasi iš realios prekybos su realiais pinigais. Ir jeigu tų realių pinigų yra, reiškia dirba. Jeigu nėra, reiškia dirba. Ir dabar žiūrėkit mažesnės licencijos. 300%, 3 piksai, tai yra 110 licencija, 350% 550 licencija, yra dar 20 licencija, visos tos licencijos. 7 licencijos, 7 licencijos, bet topinė yra 1100, ar ne? Nes nuo jos, kaip matysit, atsiveria papildomi pliusai. Jau įmonė nebesifokusuos į tas mažasias licencijas, nesifokusuos, nes, sakykime, ateina daugiau tokių paskui verkiančių, norinčių kažką išspausti iš to 100 eurų ar iš to 11 eurų. Tai toks šiek tiek, kadangi mes užaugom, įmonė didžiulė, su didžiulė patirtimi ir daug kas jau matėt, kaip tos technologijos veikia, ir kad įmonė nedingo ir nedings iš rinkos, ir jeigu kažkas palūžta ar kažkas visą laiką yra sprendimai, idealiai veikia suportas, taip toliau, niekamas, kaip sakoma, ant ledo, tai įmonė auga, fokusuojasi ir visą laiką taip yra, laimi pirmieji. Norit ar nenorit, laimi pirmieji. Ir kurie augino kapitalą su Ultima, kaip aš pradėjau prieš 8 metus, prieš 6, prieš 4, jie jau kažką turi. Kurie pradės dabar, irgi galės turėti, bet tegul jų nebesitikė, kad jie ateis vėl su 11 eurų licencija. Tai čia tokia yra mintis. Nusipirkot licenciją, pasileidot vieną iš 20 ar 2 ar 3 kažkiek tų robotų, priklausomai nuo jūsų depozito, ir matot, orderiai gali būti nuo $20 iki 55 000. Tai jeigu jūs turite 5 milijonus, tai pasileisit tą botą, kurio vienas statymas yra 55 000. Kodėl? Ne. Tai viskas yra nuo jūsų kišenės priklauso. Tai va, ir robotai jie ima USDT. Licencija jūs, žiūrėkit, 1000 licencija, uždirba 4400 per laikotarpį. Gali uždirbti per pusmetį, gali uždirbti per 3 metus, tą pelną. Sakau, priklauso nuo jūsų, bet grynas pelnas yra 300%. Reiškia, jūs 1100 išleidot, 100% išleidot išlaidas ir 300% turit pelną.
Tai va, iš 400 minus 100 išlaidų turi 300% pelno. Ne? Tai va, tai čia dalis 1100 eurų arba 1300 licenzijai pelningumo, o likę doleriai yra jūsų biržoje, kurią tik jūs valdot savo paskyroje. Biržos yra topinės, kaip matėt, pirmo 10 praktiškai visos ir skirus ten Pingiksą. Va, ir jūsų robotas dirba su jūsų balansu. Jis nieko negali daryti be jūsų žinios. Jūs jam leisės savo ranką uždėti varnelę, kad jis gali matyti balansą, pirkti, parduoti. Viskas. Jokio išvedimo, niekada nedėkite ten jokių varnelių, nes ateis kameris ir panaudos ir išves darbuotą. Tai va, tai čia reikia irgi tos dalykus žinoti, bet aš mokymuose akcentuoju paaiškinu šitos dalykus. Tai va, ir kuo bus didesnis depozitas, tuo daugiau robotas uždirbs. Robotus įmonė testavo visus 24 metus. 24 metų pabaigoje jau mato, kad jau metinių kaip ir neblogai, vidurkis 155%. Pamėnesiui matot, kaip čia gausi, tai geriau, tai blogiau, sakykime, ta rinka svyruoja, botas tai dirba, tai stovi. Nu va, ir jau kai, sakykime, pajungus dirbtinį intelektą jau gavo kažkokią tai rezultatą, praeitų metų pradžioj parodė į rinkoje, pristatė Dubajui, keliam tūkstančiam auditorijos ir paleido į rinką pradžiai sąlyginai nemokamai su Ultimos užšaldymu ir nuo spalio 1 dienos robotai mokami. Bet kadangi jau prieš tai veikė splittingas, mūsų kita technologija ir beprotiškai gera, aš tai labai patenkintas. Vėlgi sakau, splittingas reikalauja resursų, reikalauja energijos ir kai tu ateini su mažu paketu ir tu gauni kasdienį revardą mažą, tau reikia energijos daugiau, tai aišku, kad žmogus yra tokiam biškutį pasimetime. Ne? Ilgoji distancijoje gal ir ne taip blogai, kas ilgą žiūri, bet kas nemoka žiūrėti 3 metus į priekį, tai jie vis laik nervuojasi. Tai dabar įmonė tą problemą irgi sprendžia. O sprendžia per tai, kad jūs galėsit 2 būdais gauti nemokamą energiją, visiškai nemokamą. Ir splittingas, dabar pūlus, įmonė pristato naujus pūlus, kurie bus kartu su robotais tiesiog padovanojami, sakykime, taip, 2 pūlai išmokėjimai į pūlą prasidės kovo 1 dieną. Tai yra ne iš karto, pradžiai visą laiką tai būdavo, kad pradžiai akumuliuojasi pūlose splitai, o paskui jau yra išmokėjimai. Tai va, tai yra turbo pūlas, 2 netgi pūlai, ir Ultima Revardo pūlas, ar ne, ir turbo pūlo dydis yra 100 Ultimo, ar ne? 100 Ultimo. Tai yra pūlas, jisai kasdieną dalins po 25 monetas ir kol neišdalins visų 1000 monetų, kiek girdėjau, gal nepatvirtinta, bet kad pūlo neveiks halvingas, reiškia 2,5 monetos išeis kiekvieną dieną, jeigu padalinti 1000 iš 2,5, berods gaunas 400 dienų. Reiškia, pūlas veiks 400 dienų, kiekvieną dieną duos į rinką 2 monetos ir visi vartotojai, priklausomai nuo to, kiek jie turės plitų, o jie turės tiek, kokio dydžio bus nusipirkę roboto licenciją, tai atitinkamai tiek ir gaus Ultimų. Ir tai bus, manau, geriausiai pūlas, kuris tikrai vienareikšmiškai mokės daugiausiai negu visi kiti pūlai. Todėl, kad visi kiti jau yra po halvingu ir stipriai sumažinti. Po halvingu, po status quo, šitas pūlas 2,5 monetos, tokio pūlo šiandieną mes neturim. Didžiausias pūlas moka 1,25 monetos. Tie Ultimos po halvingo pūlai, ar ne? Tai va, ir gausit kasdieninius mokėjimus Ultima. Turbo pūlas, kasdieniai mokėjimai Ultima visas 400 dienų. Va. Ir kitas pūlas, tai pirmas yra turbo pūlas, kurį jūs gaunat papildomai. Kitas pūlas yra Ultimos pūlas, kurį mes ir dabar naudojam ir iš Ultimos pūlo gaunam kasdienius mokėjimus, kai mes jame užšaldysim Ultimas.
Čia dabar nesu pirkimu susiję, o tuo aš paaiškinsiu, ar ne, čia susiję su papildomu tokiu veiksmu. Kodėl va čia yra tokių įvairių variacijų, todėl, kad sakau, vieniems patinka botai, kitiems patinka splitingas, tie kasdieniai revardai, o kitiems patinka ir tas, ir jie nori maksimumą iš visų technologijų pasimti maksimumą. Tai va dabar visom kategorijom žmonių, su ko norit, su to dirbti. Ne? Norit su botu, fokusuokitės, tik į botą, dėkit milijoninį depozitą, jisai dirba. A kiti sakys, ne, botas, tai jisai kartais mažiau dirba, kartais laukia, nes kaina nukrito. Ai, nežinau, čia nervuojasi, nes dabar jisai nedirba, stovi, ar ne. Tai, o splitinas moka kasdieną. Aš turiu energijos, aš jos gavau nemokamai, pirkdamas tą patį botą, sakykime. Botų licenciją, bet aš turiu energijos nemokamai, imu tuos revardus, užšaldau ir viskas veikia. Tai va, kažkas darys ir tą. Va, tai dabar yra pradedant, matot, pradedant nuo 1100 eurų. Mes jau nekalbam apie tuos mažesnius paketus, jie va šitų opcijų neturės. Kas ateis su geriausiu paketu, kuris įmamiausias buvo visus ten tuos metus, kiek aš esu įmonėje, tas 1100 eurų paketas, tai jūs gaunat papildomas vertės. Papildomas vertės, jūs gaunat, sakykime, tuos turbo tokenus, kaip čia ir buvo pavadinti, turbo pools, ta tokia žaibo raidelė, gaunat tuos turbo tokenus, juos užšaldot, jų pagrindų jūs gaunat iš to didelio pūlo, kur po 2,5 monetos išeina, gaunat kasdienius mokėjimus. Gaunat 0,5, bet čia nuo paketo. Tai va per šito gausit 0,1 turbo tokeną, prie kito paketo gausit 0,5 ir taip toliau. Ir dar gausit energijos. Matot, nuo 1000 paketo jūs gaunat nemokamai 2750 energijos. Va, tik tai energija bus jums atiduodama nemokamai, bet kasdieną, bet ne visą iš karto. Ne visą iš karto, kasdieną kris ir jūs ten ją galėsite akumuliuoti, prikrito revardui energiją per 3 dienas, jūs tą energiją įsivedėt, panaudojot ir vėl laukit, kol vėl kris. Bet jos nereiks pirkti, nereiks. Kaip man tą monetą užšaldyti, kaip man tą turbo splitą užšaldyti, kaip man jį padaryti revardą, kad galėčiau pasimti ir panašiai. Visi instrumentai jau jums yra atiduodami į rankas. Va, ir, sakykime, taip pat dirba turbo pūlas per splitus, gaunat energiją nemokamai, dalyvaujat toj loterijoje ar ne, ir padedat pačiai visai ekosistemai augti, ir Ultima užšaldyta, pavyzdžiui, 3 metam, jums po 3 metų atiduoda dar ir kitą rezultatą. Va, taigi licenzija, ar ne, ir kontraktai. Čia yra tokios 2 dalys, ar ne, pabandysiu dabar paaiškinti, ne, gerai, čia gal pradžia. Tai yra licenzija 1100 eurų, ar ne, tai yra nuo tos, kur prasidės visi pliusai. Ką jūs per juos gaunat? Jūs gaunat 400% pelningumą, reiškia, botas kol neuždirbs 4400, ar 1, ar 20, ar 100 mokas, ar neveiks, ir turite vienoje biržoje 20 nemokamų biržų, bet galit ir kitose biržose per tą patį kabinetą prisijungti. Ir gaunate turbo, sakykime, splitų limitą, ar ne? Turbo splitų limitą ir turbo split limitą 2 pūlose, čia taip, sakykime, gaunam. Dabar einam toliau. Ką reiškia? Reiškia, botas pas jūs dirba su jūsų depozitu ir dar, sakykime, jūs galite gauti kasdienius mokėjimus iš splitingo sistemos. Ir kaip dabar atrodo, ne? Botas, ne? Botas jau šito, sakykime, čia, kadangi didesnė licenzija jo, tai rodo, kad, sakykime, jau jis galės dirbti tos licenzijos dolerių iš $600 tame diapazone, čia turbūt bus, dabar aš galvoju, šito aš negirdėjau,
čia galbūt yra vieno treido, sakykime, vieno treido, dalis, ar ne, kiek gali botas pastatyti, ar ne. Gerai, čia dar reikia šitą dalyką man pačiam pasiaiškinti. Ir yra max, kiek gali uždirbti botas, matote, ar ne. O čia jau yra depozitas. Vat vėl mes grįžtam prie to, kas buvo pačioje pradžioje, prie Ultima Tradingo, ar ne, kad minimalus depozitas yra 1100, ar ne. Dėl to, kad, vėlgi pasiima žmogus didelę licenciją, nes yra galbūt, gobšus, ar ne, vat pamatė, čia, akcija, o depozito neturi. Depozitui turi tik $100. Ir paskui verkia, kad nieko neuždirba. Ne, įmonė uždeda dalyką, jeigu tu turi mažesnę licenciją, tu išleidi 1100 eurų, tai būk geras, tu turėk dar vieną 1100 eurų, kad tu tą botą normaliai pasileistum. Jau minimumas, maksimumas gali būti 11 000 ir daugiau, aišku. Va. Ir tada dar tu gauni nemokamai šitų turbo tokenų, kurie atiduodami kasdieną. O dabar, kai žinote, kas į kabinetą kasdieną krenta, ten visokie splitai ir taip toliau, čia irgi bus taip pat. Ne iš karto jūs įkrito visi ir iš karto gaunate kosminę sumą. Ne, jūs kasdieną pasiėmat, kasdieną įsivedat. Gavot nemokamai 2,5 milijono, 2,7 milijono energijos, kurią gaunat irgi kasdieną. Ir jūs visiškai normaliai galite operuoti, sakykime, tais išvestais tokenais, išsivedėt, energijos prikrito, užšaldėt, gaunat kasdienius mokėjimus, imdami revardos. Vėl ten sukrito, užšaldėt, pasimėt pirmiausia revardą, paskui užšaldėt. Ir va taip. Ir dar gavot 110 000 šitų, sakykime, žaidybinių tokenų, kurie irgi atiduodami kasdieną. Kasdieną. 300 dienų, ar ne, čia gaunas visus metus. Žodžiu. Tai yra 300 daily, ar ne? 300 per dieną. Jo. Tai bendra suma yra 110 000, per dieną gaunat tiek. Ir čia yra, sakykime, botas dirba, tada jau prie boto pas jūs pradeda dirbti ir pūlas, ar ne? Kur jūs jį nemokamai ten įsivedat, nemokamai užšaldot, nemokamai pasiimat revardą, nes gavote energijos daug, kuri kaupėsi. Energija neatsistato, bet jūs ją galite kažkam tai parduoti ar padovanoti savo ten mamai, draugui ir panašiai, ją galite nepribojimų naudoti. Va, ir gaunat dar šitų žaidybinių tokenų, kiek girdėjau, kad už juos bus perkami tie jau tikrieji bilietai. Tai yra maždaug logika tokia, kad tuos tokenus gaunat kabinete, vedatės į savo piniginę ir tada iš piniginės vedat į tą, sakykime, žaidimą, imat bilietą. Nes sistemai reiks matyti, iš kokios piniginės įkrenta tie žaidybiniai tokenai. Ir, reiškia, iš tos piniginės nusipirkot bilietą. Ir surišta sistema, atsitiktinė tvarka, visas piniginės mato, blockchainas visiškai skaidrus ir mato, kad kažkas iš jūsų laimėjo tam dalį kodą, kuris reikia. Ir yra dar vienas pliusas, kurį dar įmonė atiduoda papildomai. Jinai duoda prie pelningumo licenzijos, ji duoda dar vieną splitingo licenciją, sakykime taip. Kas senai jau dalyvaujat, jūs atsimenat, jau taip yra buvę. Tai yra, jūs gaunat dar vieną opciją. Šita opcija jau pradeda veikti nuo šito paketo jau iš karto. Jau iš karto jums čia pradeda kristi. Robotą pasileidot, iš karto pradėjo kristi tie tokenai kasdieną, jūs užšaldot, imat revardus, energija kasdieną krenta, imat naudojat, tokenai krenta, naudojat žaidimui. Viską tą gaunat iš karto. Čia yra papildoma opcija, papildoma licenzija, kuri yra, čia žiūrėjau laiko daug liko. Aš turėsiu už 15 minučių išeiti. Gerai, čia yra papildoma licenzija, kur jūs gaunate teisę užšaldyti ultimas 3 metam, jeigu jūs norite. Jeigu jūs norite. Reiškia, minimaliai
kaip aš matau, turbūt leis užšaldyti nuo 1,1 euro 1100 eurų ultimo moneta. Tai, kad maksimaliai visur dalyvauti, jūs išleidėte 110 licenzijai, jūs išleidot depozitui, tai 1100 depozitui, bet depozitas vis tiek yra jūsų pinigai, ne? Bet sakau, kiek reikia kapitalo turėti iš karto, kad visur dalyvauti maksimaliai. Ir dar 1100 jūs išleidžiat, kad pasinaudoti šitą licenciją, ir pati licencija šitą, sakykime, yra, kaip jin ten vadinasi, nemokama, ar ne, bet kontraktą reikia padaryti jums patiems savo pinigais. Čia jūs pinigų niekam vėlgi netiduodat. Jūs turėdami nemokamą šitą licenciją, jūs jos pagrindu užšaldot ultimos dalį, bet čia prasideda fokusai, įdomumai. Užšaldę minimalią dalį, kurią galėsit ir daugiau, aš manau, ar ten bus kažkokie didesni gal paketai, čia gal bus paketais suformuota kažkaip, matysim, dar to produkto aš nematęs akise. Tai va, ir užšaldot ultimus už 1100 minimaliai, kas reikalaujama, jum užšaldo jūsų piniginį 2 kartus 100. Va čia prasideda įdomus dalykai. Ir jūs tada iš to pūlo gaunat kasdienius mokėjimus, ar čia bus, dabar galvoju, ar čia bus kitas pūlas. Va čia aš irgi dar iki galo negaliu pasakyti, ar ne, nes čia dabar stovi dar šitas tokenas stovi, kodėl jisai čia stovi, turbo tokenas, gal iš karto nepasakysiu, bet jūs iš ultimo pūlo gaunat kasdienius mokėjimus, bet gaunat nuo 2 sumos negu užšaldę. Kam čia reikalinga? Tam, kad jeigu jūs tikite projektu, jeigu jūs matote ultimos kainą po 3 metų visai kitokią, gerokai didesnė negu šiandien, tai jūs ilgalaikį distancijoje mielai užšaldysit, gausit visas papildomas vertės, gausit dar papildomai žaidimo tokenų, dar papildomai gausit energiją, su iš to tam dabar ne iki galo spėjau įsigilinti, ar ne? Va čia dar kažką gaunat. Va čia dar vienas kažkoks atskiras pūlas gaunas, nes kai ultimą užšaldot, jūs ir iš ultimos pūlo gaunat, bet čia yra nedideli mokėjimai. Ultimos pūlas jis duoda gal kokius ten 6-7% metinių šiandien, ne? Bet šitas pūlas, tai jeigu 2,5 monetos, tai čia yra labai saldus pūlas, ne? Tai va čia dar biškutėlį aš pats pasiaiškinsiu. Va, ir čia rodo, kad gausit vėlgi kiekvieną dieną, ar ne? Dėl ko tai daroma? Todėl, kad ultima kyla su jos verte, kai daugiau produktų technologijų ją naudoja ir kai jos rinkoje mažėja. O mažėja per užšaldymą. Viena iš technologijų yra freezingas, kuris labai gerai save parodė, pas mane daug tų ultimų yra užšaldyta ir kas tie mokėjimai. Tau moneta guli. Guli ir valgyti neprašo. Aš žinau, kad ultima kainuos 50 000. Aš asmeniškai žinau ir nesuku savo galvos. Tai vietoj to, kad gulėtų piniginė, jinai man dar neša kasdienės palūkanas. O dabar, kad neštum kasdienės palūkanas, jūs užšaldėt vieną dalį ultimos, o jūs automatiškai užšaldėt 2 dalis. Dvigubai. Ir atšaldysit jūs dvigubai. Užšaldėt už 1000, atsišaldėt už 2200, o kaina paketurgubėjo, atšaldėt už 8000, kaip pavyzdys, ar ne? Taip. Aišku, aš suprantu, kad dabar jums biškutėlė čia galbūt painu ir čia visko daug, bet, yra tos opcijos, ne? Jūs gal ateisit su mažesniu paketu, tai opcijos jums nebus šitos gal įdomios papildomos, gal tik dirbsit su mažesniu roboto licencija, jeigu ateisit su didesniu, tai jūs tada iš karto, čia viskas gana paprasta. Ir šitą papildomą opciją, čia tokie, dar naujesnė, du kartų ultimą užsišaldys ir energijos gausit, tai važiuokit, čia gaunat energijos, čia žaidimo tokenai, čia gaunat šito turbosplitų, čia gaunat turbosplitų, tik tai aš nežinau, čia tas pats pūlas bus, ar čia atskiri pūlai bus.
žodžiu, dar klaustukų yra, nes, realiai tokio pristatymo dar niekas nematė. Normalaus, sakykime. Tai jisai turėtų būti pristatymas šeštadienį arba sekmadienį, arba gal dvi dienas bus, žodžiu, kažkokią informaciją gausim. Ir dabar prasideda saldumas, dabar žiūrėkit, dar vienas saldumas. Dabar be akcijos, jūs gaunat 0,1 turbo splitą, kuris dalinasi į 365 dienas ir ten kasdieną gauna. Va. Bet kai akcija, jūs gaunat pirmą savaitę 10 kartų daugiau turbo splitų. 10 kartų daugiau. Ir jie dalinsis, tie visi, ką jūs gausit, irgi iš 365, bet jūs būsite priekyje už visus kitus, nes jum kris kiekvieną dieną 10 kartų daugiau negu tie, kurie ateis po savaitės nuo 7 vasario, tai vis 8 kartų daugiau, 6 kartus ir 4 kartus daugiau ir paskui akcija baigsis. Tai visą laiką tos akcijos pas mus būdavo ir ypatingai jos vienareikšmiškai yra saldžios pirmą savaitę. Visą laiką tai buvo, kas ateidavo pirmas, antrą, gal dar 4 savaitę, visą laiką jie būdavo priekyje, jie būdavo visi patenkinti. Kurie ateidavo vėliau, tiesiog pavydžiai žiūrėdavo, kiek tu tiek daug gauni, todėl, kad aš nemiegojau. Ir kad aš ruošiausi, tai aš netgi, kai rašiau šiandieną postą, klausiau, ar jūs ruošitės vasario 1, ar tiesiog, galvojat, kad bus kaip bus. Tai kas pasiruošia, kas iš anksto žino informaciją, kas ateina geriausių sąlygų, tai tikrai turi geriausią rezultatą. Va. Ir pūlė, 2,5 monetos į dieną tam turbo pūlė, iš viso 1000 ultimų, per tas plus minus 400 dienų bus išdalinta už $5 milijonus šiandien, 5 milijonai bus išdalinta visai bendruomenė, ir jūs tame tarpe irgi gausit savo dalį. Va, jo, dabar galvoju. Toliau, dar vieną dalyką, kol nepamiršau, va šitoj vietoje, jeigu jūs naudositės, sakykime, šitą dalimi, jums duoda nemokamą licenciją, bet jeigu jūs pasileisit kontraktą, sakykime, kontrakto pasileidimas užšaldymas, tai jūs gautumėt kasdienius mokėjimus. Tai jūs turėtumėt padaryti ir kontraktą pasileisti tą pačią savaitę. Tai jūs gausite tada 10 tų vadinamų X prie šito, taip išeina pūlo, Bet jeigu jūs jau ateisite kitą savaitę, tai jums galios tos kitos savaitės sąlygos, Taip kad, idealiausia yra padaryti viską pirmąją savaitę, jeigu jūs atėjote pirmą, antrąją savaitę, jeigu atėjote antrą, per tas 7 dienas. Va, toliau. Tai va, tai promo, nematot, kaip tas atrodo, 1000 paketas, vietoj to, kad jūs gautumėt 0,1, kas čia va ir yra visur parašyta, 0,1 ar nematot 0,1, o čia jau kažkodėl parašyta 1, todėl, kad čia įvertinta tas akcinės sąlygos, kad jūs gaunat ne 0,1 ir dalinasi iš 365, o jūs gaunat 1, tai yra 10 kartų daugiau. Negu bus be akcijų. Tai yra atitinkamai jau didesniem paketam. Va, čia toliau yra paskaičiavimai, tai aš jau dabar čia galbūt nesigilinsiu, jūs galėsit, jeigu ką, nežinau, gal įrašas bus matyti, tai galėsit pasižiūrėti, sakykime, kiek jūs ten to pelno uždirbat, ten prie vieno kažkokio tai kurso, ar prie 20 000 kurso, kiek uždirbat, uždirbti galima iš boto, nuo 60 iki ten 360, kiek galima uždirbti iš turbo, ar ne, kiek galima uždirbti iš ultimo pūlo ir vat suma sumarum, kiek galite gauti ateityje. Tai dabar nenoriu jau gaišti laiką, nes manau, kad pakankamai čia taip tos informacijos daug. Tai dabar reziumuojant, ar ne, yra 5 keliai uždirbti. Jeigu jūs ateinat dirbti tik su botu, tai jūs imat bet kurį botą nuo 110 eurų. Boto licencija. Ir kiek tokio dydžio botą pasileidžiat, ar vieną ar kelis, ir botai dirba, ir jūs nesukat savo galvos. Bet reikia nepamiršti tokį dalyką,
Dėl ko įmonė prideda dar šitos dalykus. Ne? Todėl, kad kai žmogus ateina ir dirba tik su botu, ne visi iki galo supranta, kad dabar botas stovi savaitę laiko, nes kaina yra nukritusi. Jis neparduoda į minusą, jis nesugeba, kaina atsistatys, normalių projektų monetos visą laiką atsistato, bet visiems yra klausimas visą savaitę, o kada, o kiek galiu laukti ir jau man ima nervas. Ne? Tai dabar įmonė padarė ką? Kai botas stovi, automatinis tradingas, nes kaina pakrito ir neatsistatė, freezingas tebeveikia, turbosplitai tebeveikia, loterijos ir toliau sėkmingai dalyvaujate ir bitkoinus gal ir laimite, ne? Ir energijos jų krenta kiekvieną dieną lygiai taip pat. Va, tai dabar jau nieks malaus nebeverkite, kad botas sustojo ir lygtai aš turiu kažką ir sustojo. Bet tai yra normalu, negali botas visą laiką dirbti ir kriptovaliuta visada kilti negali ir taip yra visur. Taip yra visur. Ir nėra kažkokios stebuklų. Paimsit bet kokios biržinį botą ar kažkokį, visur yra tas pats. Tiesiog, kad mūsų botas yra N plus kartų pelningesnis, bet jis irgi stovi, jeigu kaina nepasiekia reikiamos ribos. Tai dabar, kai botas stovės, jūs ramiai nesinervuosit, nes jūs gausite ir iš freezingo, ir iš turbosplitingo, ir bonusus gausit, ir bitkoinus laimėsit, ir turėsit kasdien gausit energijos tokenus, ką gausit iš pūlų, iš vieno, iš kito, ten pastoviai užšaldysit. Pasimsit revardus, vėl užšaldysit, visą tą darysit, nesinervuosit, kad neturite energijos, nes nebrangi ir taip toliau, nes čia įmonė viską atiduoda. Bet čia jau, norit, nenorit, jau čia yra nuo 110 eurų centą ir plus ten darbuotojų reikia pinigų, tai yra 1100, darbuotojų 1100, ir dar kitom technologijom irgi šiek tiek reikia. Čia jau yra nuo šiek tiek didesnių pinigų, bet tikrai yra verta, ne? Tai jūs turit daug privalumų, ne, jeigu pas kitus botai stovi su mažesnė licenzijom, ne, pas jūs niekas nestovi, niekada nestovės, nes jūs pastovi gaunat vertę, dar ten laimit ir panašiai. Na ir trumpai, čia visiškai atskira respublika tiem, kurie nori dar daugiau. Ne? Tai absoliučiai neprivaloma, kas galbūt pirmą kartą pamatėt šitą skaidrę, dar kartą pasakau, pas mus įmonėje 98% yra tiesiog klientai. Bet dalis nori dirbti su rekomendacijom, dirbti su pardavimais ir įmonė padariusi labai kietą planą. Ne? Tai matot, visos yra technologijos, visi sprendimai, tame tarpe yra, sakykime, ultima business, ne? Kur jūs galit dar papildomai uždirbti iš to, kad rekomenduojate šitas technologijas kažkam. Ne? Tai reiškia, tiesiogiai kažkam parekomendavo, gaunat 20%, dirbant su komanda iki 5 lygių gaunat dar 13%, pasiekėt 4 milijonų, kuris būtinai pasieksit, nes visą laiką kaupėsi, ar ne, jūs tada pradedat gauti dar iki 40% prie visų pirkimų iki milijoninio gylio ir taip toliau. Pasiekę 4 milijono, jūs gaunat dar $3,000, ar ne, šiuo metu. Pasiekę ten, man atrodo, 5,000 jūs gaunat $100. Dabar nebuvo to kuris laikas, dabar kiekvienas, kuris bent mažiausiai sukurties, ir padarys kažkokį už kelis tūkstančius pardavimą, jau jis gaus papildomus bonusus ir visi bonusai bus USDT. Čia ir dabar išsivedėt ir nuėjot į parduotuvę, arba papildėt botą, ar ten depozitas, ir panašiai. Ir dar jūs prie kiekvieno pardavimo, ar ne, ten irgi yra, sakykime, prie kokio pardavimo kiek jūs gaunate dar nemokamas energijos. Kaip ir sakiau, gaunate prie vienos technologijos energiją, ar net čia, kur buvo, atgal sugrįžtant, gaunat, čia per toli nuvažiavau, gaunat čia energijos, va čia energijos gaunat, va čia energijos, jeigu dar daugiau pasistumėsit į priekį, ir dar gaunat energijos iš pardavimo. Tai jau šiandieną skųstis, kad neturite energijos ir negalite jos gauti, tai jau tada nežinau. Nes praktiškai yra visi variantai. Jeigu jūs net nepasileisite tūkstantinio paketą, jūs per rekomendacijas energijos galite gauti.
gauti jas visiškai nemokamai. Tai va, viskas. Ultimos tokia įžanga, tokia prezentacija. Gal kažko nepasakiau, gal kažkur tai dar ne viskas iki galo man yra aišku. Ir tai yra natūralu, nes niekur dar nebuvo normaliai prezentuota. Laukiam prezentacijų šeštadienį, sekmadienį, kažkurio tai metu. Bus visom kalbom, anglų, rusų ir ten taip toliau. Ir nuo 1 vasario jau pasileidžia šitie sprendimai. Geriausias startas, geriausio rezultato pasieksim tie, kurie ateisim pirmieji, tie, kurie padarysim daugiausiai žingsnių pačioj pradžioj, visą laiką laimi pirmieji. Ir jūs esate pirmieji, kurie sužinojo šitą informaciją apie visą ekosistemą, apie tai, kaip jinai plečiasi, auga, kokios technologijos yra. Ir tai yra, sakykime, kombinuotos technologijos, jau kartais gal sunkiau suprantamos, ar ne, bet jos yra tam, kad daugiau atnešti kiekvienam iš mūsų naudos, kad tas pelnas eitų kiekvieną dieną, jeigu ne iš boto, tai iš kitų, o dar geriau iš visų 5 vietų ir dar bitcoino laimėt ir panašiai. Ir tas yra tikrai labai gerai, įmonė deda daug pastangų ir tos technologijos svarbiausia jos, praktiškai didžioji dalis tai yra jau pakankamai ilgą laiką protestuotos, veikiančios, splittingas veikia jau 3 ir daugiau metų, ar ne? Visos tie užšaldymai, fizingai, splittingai, botai veikia, sakykime, jau bus metai. Tai beveik, tai vėl viskas tobulėja, įmonė tobulina strategijas, botas, dirbtinis intelektas tobulina tos botus. Tai viskas tik tobulėja. Ne? Tai turim suprasti, kad viskas tik yra į gerą ir mums galimybės uždirbti daugiau, jos atsiveria vis labiau, o kas nori dar padirbėti su pardavimais, tai kažkada padarysiu atskirus pardavimų mokymus, tai yra dar didžiulė galimybė, dar stipriau auginti savo kapitalą. Tai ačiū nuoširdžiai, kad buvot kartu, klausimam atsakymam laiko aš šiandien nebepalikau ir manau, kad šiandien aš jau ir nenorėsiu. Arba, sakykime, jeigu norit, bet aš dabar nežinau, nes aš turėsiu važiuoti. Kaip čia dabar padarius? Galbūt galima būtų. Žodžiu, parašykit man, ar kas norėtumėt, parašykit po tai grupę, kur čia esate prisijungę, kas norėtumėt dar, sakykime, kažkokį pusvalanduką klausimai atsakymą. Jeigu matysiu, kad ten bus 1-2, tai gal mes ir taip pabendrausim, jeigu ten parašysit 20, bet žiūrėsiu, kiek parašysit. Ne? Tai tada galbūt tiesiog dar sykį per telefoną aš paskui prisijungsiu, nes jau turėsiu išeidinėti ir laukia kažkur tai beidamas galėsiu tiesiog taip atsakyti į kažkokius klausimus. Tai ačiū labai, kad buvot kartu, linkiu gero vakaro, linkiu daug pelno, linkiu įsigilinti į šitą technologinį įmonę, į technologijas, kurios tikrai yra vertingos. Iš savo patirties sakau ir iš to svorio, kurį jau mes turime užaugę per 10 metų ir nesiruošiam trauktis ir norim būti ir su kaina aukštai, ir su pozicija CoinMarketCap aukštai ir žingsnis po žingsnio tą darom ir mes to pasieksim. Su jumis Rolandas Baranauskas iš Kauno, iki kitų susitikimų. Iki.